kokių 7 metų tokio gyvenimo savo ir pasauliui sugrįžau vėl pas Jėzų. Jeigu taip labai trumpai. Ir šiandieną Žilvinas čia mane pakvietė, kažkaip jam atėjo tokia mintis iš Dievo. Ir ačiū Dievui, nes gavau žodį iš Dievo, ką reikia dalinti su jaunimu. Šiaip buvau paprašytas patarnauti jaunimui, ne vaikams, bet paaugliams, nuo, 12 iki 18 ar kiek čia. Ir kalbėsim apie tikėjimo klausimus, apie įvairius dalykus, dėl kurių pats dvejojau, kai buvau tiek vaikas, tiek paauglys, tiek netgi, kada vėl pas Jėzų Kristų grįžau, buvo labai daug klausimų, labai daug ir nevilties išgyvenau, ir netikėjimo momentų, kai buvo sunku tikėti, ir kada nesutapo kažkur tai šventas raštas, man atrodė, kada nesutapo kažkieno veiksmai su šventu raštu ir imdavau piktintis. Ir labai daug tokių smulkių dalykų noris pasidalinti su jaunimu, nes aš manau daugiau mažiau tikėjimo kelyje visi pereinam per kažkokias tai dykumas, klausimus, sunkumus. Ir labai svarbu, manau, kad liudyti, dalintis, nes aš pats buvau pakeltas šiaip liudijimu ir kaip aš priartėjau vėl prie Jėzaus, tai didelė dalis buvo žmonių liudijimai. Tai manau, kad mes turim liudyti visiems ir dalis krikščioniško gyvenimo labai didelė yra liudijimas. Ir realiai didysis Kristaus paliepimas ir yra liudijimas žmonėms apie Evangeliją. Tai nežinau, man leista yra šnekėti jaunimui šiandien. Bet norėjau, kad ir Žilvinas norėjo, kad tėveliai irgi žinotų, kas jų vaikus išsives. Tai viskas yra gerai, jūsų vaikai saugus. Taip, tai aš manau, kad galim eiti ir pradėti. Nežinau, kur čia vyks. Žilvinai, čia vyks, ne viskas ar? Lauke? Ir gerai, super. Taigi, aš tikiu, kad mes turėsim palaimintą argi laiką ir Viešpats mums yra kažką paruošęs. Norėtų sakyti, reikia visą laiką budėti, nes iš tikrųjų, kada mes budim, tada kažkaip tai išliekam jautrų šventai dvasiai ir kas beįvyktų, esam Dievo apsaugoje. Tai ir tikiu, kad padrasinimo žinia, kurią Viešpats yra įdėjęs į Antonio širdį, padrasins jūs visus. Ir tikiu, kad šitas laikas yra duotas tam, kad iš tikrųjų atrasti tą padrasinimą Dieve. Ir dėl to norėtųsi, kad tiesiog mūsų to širdis būtų atviros ir prieš Dievą, ir prieš tą žodį, kurį Jisai kalbės. Ir kartais yra buvę net tokių momentų, kada labai stipri žinia ir Dievas kalba į širdį. Ir kartais atvirkščiai ateini labai taip skeptiškai nusiteikęs, bet jeigu tu supranti, kad tu lauki kažko iš Viešpatės, Jisai tau įdeda į širdį irgi. Ir norėtųsi taip pabrėžti, kad kartais mes neturim žiūrėti žmonės, bet mes visada turim laukti iš Viešpatės. Ir tada gaunam geriausius dalykus iš Dievo. Tai būkit palaiminti, Antonis iš Estijos, per brūkšnelį iš Jungtinės karalystės, Anglijos, kitaip sakant, ir Talino vynuogyno. I don't know how long we know one another. Maybe 20...
maybe. 14, I think. Jo, kažkur gal 14 metų mes pažįstami. Tai vat tam tikrų patirčių ir jie tarnauja Taline, Vynuogyno bažnyčiai. Irgi turi tokį įdomų, specifinį tarnavimą. Turi ir tokį blynų tarnavimą, gal kažkada kažkur prie arbatos papasakos jums. Tai būkit palaiminti. Yeah. Just share message what you have in your heart. We are ready. Thank you. Hi. Sveiki, It's really nice to be here labai gera čia būti. in the Lithuanian countryside. Lietuviškame kaime. I've known some people here for quite a long time, Kai kuriuos iš čia esančių žmonių aš pažįstu jau kuris laikas. and so after, did we say 14 years? Vat kaip su Žilvinu 14 metų, Obviously, it's been decided that it's worth the risk to let me speak. ir nepaisant to, Žilvinas vis tiek nusprendė, kad verta surizikuoti leisti man pakalbėti šį vakarą. Taigi, The scripture for this camp Dievo žodžių dalinsimės šioj stovyklai. is from Matthew 22. Ir pirmiausia, jeigu kas nori atsiversti drauge, mato 22 skyrių. That's fine. I will read it. Matthew 22. Yeah. Jo, mato 22 skyrius. And verses 37 to 40. 37. Nuo 37 iki 400 eilutės. So if you've got a Bible, you can turn there if you like, Jeigu norite, galite atsiversti Biblijoje or you can just listen. arba pasiklausyti. So let's read together. Pabandykime paskaityti. Jesus replied, Jėzus jam atsakė, "Love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. mylėk viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela ir visų savo protu. This is the first and greatest commandment. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. And the second is like it. Antrasis panašus į jį. Love your neighbor as yourself. Mylėk savo artimo kaip save patį. All of the law and the prophets hang on these two commandments." Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. So, have you ever heard the phrase, "Don't meet your heroes"? Ar kada nors teko girdėti tokį išsireiškimą, geriau nesutik savo herojų realiam gyvenime? Many people have those that they look up to. Daugelis žmonių turi savo kaip ir herojus ar mūzas, į kurios kaip ir kuris gėrisi. For young people, Ir ypač jauniems žmonėms, it's often actors, tai dažnai būna kino aktoriai, influencers. influenceriai. As we get older, it might become politicians, Vyresniam amžiui tai gali būti diplomatai, politikai, Christian leaders, krikščionių lyderiai. and these become heroes to many people. Jie tarsi patampa herojais daugeliu žmonių. And we begin to build up an image of what these people are like. Ir mes galbūt nejučia susikuriam savyje paveikslą, kaip tie žmonės turėtų atrodyti ir gyventi. If we don't know them personally, Jeigu nežinome jų asmeniškai, then all we see is often what they let us see. tada dažniausiai visa, ką mes apie juos žinom ir matom, yra tai, ką jie leidžia mums sužinoti apie juos. But sometimes when we meet these people, Bet kartais, jeigu mes juos sutinkame realiame gyvenime, we discover that they're not who we thought they were. mes išsiaiškinam, kad jie visai netokie, kaip mes įsivaizdavome. And this image is shattered.
Tad tas vaizdinys yra iliuzinis. It's important to remember Labai svarbu įsidėmėti, that what Jesus teaches in the Gospels kad tai, ko Jėzus mokina Evangelijose, was the correct understanding of the Old Testament scriptures. buvo teisingasis Senojo testamento raštų išaiškinimas. He wasn't just making up new stuff. Jis ne tiesiog kažką naujo išsigalvojo. He was explaining it to people Jis bandė paaiškinti tai žmonėms, who thought they understood it better than anyone else. kurie mane, kad daug geriau už bet ką kitą suvokė Senąjį testamentą. But they'd made things so complicated Bet jie gali taip sudėtingai mąstyti, that they'd forgotten the basics. kad pamiršti pačius pagrindus. Our aim should be to know Jesus Mūsų tikslas ir siekis turėtų būti pažinti Jėzų, to become like him, patapti panašiais į jį and then to do as he did. ir tada gyventi, kaip jis gyveno. And in order to love God, Ir tam, kad iš tikrųjų mylėti Dievą, we need to know him. mes turėtume keliauti jo pažinimo keliu. Otherwise, we're worshipping an image that we've invented. Kitaip mes tiesiog šlovinam kažkokį vaizdinį, kurį mes patys prisigalvojam. Our picture of God Mūsų Dievo įsivaizdavimas is who we will love with all of our heart, soul, and mind. yra tai, ką mes mylėsime visą savo širdimis, sielą ir protu. Whatever image is being created. Kad ir koks tai būtų vaizdinys, So when we say God, tad kai mes sakome Dievas, people who hear it think of different things. žmonės, kurie tai girdi, mąsto apie visai skirtingus dalykus. They might think of a person, Jie gali įsivaizduoti asmenį, like one of those heroes we talked about, kaip kažkurį iš tų superherojų, apie kuriuos kalbėjom. some kind of force, like on Star Wars, Uh, some kind of force, Arba tam tikrą abstrakčią jėgą, kaip žvaigždžių karų epopėjoje. maybe nature, Galbūt gamtą, or even themselves. arba net save pačius. But if we want to know what God is like, Bet jeigu mes iš tikrųjų norime sužinoti, koks yra Dievas, then we should find out from him. tai geriausias būdas tai padaryti yra sužinoti iš jo paties. And then we'll know Ir tada mes žinosim, who it is that we are to love. kas yra tas, ką mes pašaukti esame mylėti. God has revealed his name, Dievas apreiškia savo vardą and therefore what he is like. ir taip pat tai, koks jis yra. And in the ancient world, Senovės pasaulyje names really meant something. vardai tikrai turėdavo labai stiprią reikšmę. They indicated who a person was, Jie apibrėždavo, kas yra tas asmuo pavadintas vardu and often whose a person was, ir kieno yra tas asmuo, who they belonged to. kam jis priklauso. So God first reveals his name to Moses Tad pirmiausia, Dievas apreiškia savo vardą Mozei. in Exodus 3:14. Išėjimo knygoje 3 skyriuje 14 eilutėje. Because before that, Nes prieš tai, he was known as sometimes the great God, jis kartais buvo žinomas kaip didysis Dievas, but often bet dažnai people referred to him žmonės į jį kreipdavosi. as my dad's God. Yeah, my father's God. Kaip mano tėvo Dievas, Abraham's God. Abraomo Dievas. And so in Exodus 3:14, Tad išėjimo knygos 3 skyriuje 14 eilutėje Moses wants to know who he should tell the Israelites that sent him to rescue them. Mozė nori sužinoti, kaip jam pristatyti šitą Dievą izraelitams. Almost like if he just went and said, my dad's God.
it wouldn't be enough. Tarsi tiesiog pasakyti, kad mano tėvo Dievas, nebūtų, to neužtektų. So then God reveals himself Tad Dievas apsireiškia Mozei as Eya Asher Eya. You don't have to repeat that. Thank you. Or Arba I am who I am. aš esu, kuris esu. Now, have you ever wondered what that actually means? Ar kada nors susimąstėte, ką tai galėtų reikšti? Because most of us could kind of say, well, I am who I am, and you are who you are. Nes daugelis iš mūsų galėtų pasakyti, aš esu tai, kas aš esu, tu esi tai, kas tu esi. It's one of those things that sounds profound, Tai vienas iš tų tokių kaip ir savaime suprantamų dalykų. but when you think about it, Bet kai tu apie tai pagalvoji, what does it actually mean? ką Dievas turėjo omeny, Well, it actually means tai reiškia, whoever I am kad ir kas aš esu and whatever I'm like, ir kad ir koks aš esu, I will always be like that. aš visada toksai būsiu. So, if God reveals himself as Eya, Tad jei Dievas save apreiškia kaip Eya, Eja, okay. that's Hebrew, so Hebrew, čia hebrajiškai, Eja. then when we come to a few chapters later, Tad kai mes keliaujame keliais skyriais vėliau, we read God's name as Yahweh. mes perskaitom Dievo vardą kaip Jahve. So why that? Ir kodėlgi taip? Well, if Eya means I am, Jei Eja reiškia aš esu, then Yahweh means he is, o Jahve reiškia jis yra, which kind of makes sense. kaip ir galima rasti logiką. So whoever he is and whatever he is like, he will always be. Tad kad ir kas jis yra, kad ir koks jis bebūtų, jis visada bus, Consistently. nesikeičiantis. Now, I'm usually a kind and patient person Aš kaip ir įprastai nekantrus gana žmogus. until I'm not. Until I'm not. Impatient, you said? I'm usually patient and kind Atvirkščiai reiškia, atsiprašau, dažniausiai aš esu kantrus ir malonus iki tol, kol aš nebesu toksai. Yeah, until I'm not. And when I haven't had enough sleep, Ir kai aš nepakankamai pamiegojęs, or if I'm worried about too many things, arba jaudinuosi per didelio kiekio dalykų, then suddenly I'm not who I am. tai staiga aš tarsi susvetimėjau. Thankfully, God isn't like me. Ačiū Dievui, kad Dievas toksai nėra. He's consistently who he is all the time. Jis visada išlieka tuo, kas jis yra iš tikrųjų. So what is he like? Tad koks yra Dievas? Yeah, he is. Jis yra kantrus, He's told us. jis mums pats apreiškia. So in Exodus 34, Tad Išėjimo 34 skyriuje God gives a direct answer to the question. Dievas pateikia konkretų atsakymą į šį klausimą. He comes down in a cloud, Jis nusileidžia debesyje, stands with Moses, atsistoja greta Mozės and proclaims his name ir apsako savo vardą and what he is like. ir koks jis yra. So let's read Exodus 34, 5-7. Tai paskaitykime 34 Išėjimo knygą 5-7, yes? Yeah. Nuo 5 iki 7 eilutės. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, Yahweh. Viešpats nužengė debesyje ir atsistojo šalia jo
ir paskelbė viešpaties vardą Jahve. So in English it says the Lord, Angliškai mes sakome viešpats, but it's actually He is. o iš tikrųjų tai vadinasi jis yra. And He passed in front of Moses. I'm reading from 6. Ir toliau 6 eilutėje Proclaiming, jis skelbė: Yahweh, Yahweh, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. Viešpats praėjo pro jį ir paskelbė: Viešpats Dievas, gailestingas ir maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos, parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybės ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki 3. ir 4. kartos. So if we're to know who this God is, Tad jei mes norime pažinti, kas tai yra šis Dievas, who we are to love with all of our heart, ką mes pašaukti mylėti visą savo širdimi, then this is really important tai yra labai svarbu, because it's God's self-revelation, nes tai yra paties Dievo savęs apreiškimas, His core identity. jo tokia kaip ir šerdinė tapatybė. And it's the most quoted verse, these are the most quoted verses in the Bible by the Bible. Ir tai yra viena iš labiausiai cituojamų šventojo rašto vietų pačiam šventajam rašte. Many times the writers of the Bible, Daugelį kartų Biblijos autoriai, they come back to these words. jie vis sugrįžta prie šitų žodžių. And why wouldn't you? Ir kodėlgi ne? Because God is telling us Himself who He is and what He's like. Nes Dievas pats apreiškia, koks jis yra ir kas jis yra. So we're going to look at what these things actually mean, Tad pažvelkime, ką iš tikrųjų reiškia šie žodžiai. and we'll talk then about why it's important. Ir tada aptarsime, kodėl tai yra taip svarbu. So the first thing that God says about Himself Tad pirmasis dalykas, ką Dievas apie save sako, is that He's compassionate and gracious. kad jis yra užjaučiantis ir didingas, gailestingas. Maloningas. From verse 6, Exodus 34 verse 6 is where He says those things. Jo, kad jis yra maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos. That will be it. And these things might mean something different in English or Lithuanian. Yes. Can you translate that? Gali skirtis šiek tiek konkretus vertimas angliškai ir lietuviškai. Lietuviškai skamba, aš galiu dar kartą pakartoti, kad viešpats Dievas gailestingas, maloningas, kantrus ir kupinas gerumo bei tiesos. Čia yra pradžia. So what does it mean in Lithuanian? That he forgives, that he is full of grace, and that he is patient and full of goodness and right and truth. Good job we've got Hebrew to go back to. It's good that we have Hebrew to go back to. Gerai, kad mes turime hebrajų originalą, kad galime vis pasitikrinti. So he starts with the first word, Tad pirmiausia, jis pradeda su pirmu žodžiu. rakom. Rakom is original? Yes. Rakom, originalo kalba. Which is related to the word for a womb. Kuris iš tikrųjų žodis siejasi su wund? Womb. Like where a baby grows. Su gimda. Gimda. Išėmis. So what God is telling us Tad ką Dievas mums bando pasakyti? is that He is like a parent Kad jis yra kaip tėvas, with a baby turintis kūdikį, who is vulnerable kuris yra labai trapus and needs all of the love
and care and protection. Ir tam kūdikiui reikia visos įmanomos meilės, rūpesčio ir apsaugos. Who feels empathy for his people. Dievas, kuris jaučia empatiją savo žmonėms, Who feels their pain. kuris jaučia savo žmonių skausmą. It's that close of a relationship. Ant tiek artimas santykis. Psalm 103, Ir dabar psalmė, 103 psalmė, verse 13. 13 eilutė. Says, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip viešpats gailisi tų, kurie jo bijo. In Isaiah 49:15, Izaijo pranašystėj 49:16. 15. 49 skyriuje 15 eilutėj Says, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus, jei ji ir užmirštų, tačiau aš neužmiršiu tavęs. Now, I understand that not everybody has or has had a great relationship with their parents. Aš suprantu, kad ne kiekvienas iš mūsų turi ar turėjo puikius santykius su savo tėvais. But when parents are doing as they should, Tačiau kai tėvai tinkamai atlieka savo pareigą ir pašaukimą, loving, caring, myli, rūpinasi vaikais disciplining, ir juos auklėja, then we have a glimpse mes turime tarsi tokią kaip nuorodą, užuominą, iliuziją, about how God feels towards each one of us. kaip iš tikrųjų pats Dievas žiūri kiekvieną iš mūsų. Even with all of our imperfections and problems, Nepaisant mūsų visų netobulumų ir problemų. God is moved by our needs, Dievas yra sujaudintas mūsų poreikių ir troškimų, our tears and our struggles. mūsų ašarų ir sunkumų. He is quick to compassion. Jis yra greitas mūsų atjausti. But it's not just how God feels that's written here. It's not just how God feels, Bet čia yra parašyta ne tik tai, kaip Dievas jaučiasi, because God feels and then responds. nes Dievas jaučia ir tada atsako. This is what the second word means, Štai ką reiškia antrasis žodis. that in English we translate as gracious. Angliškai mes verčiam kaip, sakom, kaip maloningas. And whatever it is in Lithuanian. The Hebrew word is chanun, Čia hebrajiškai čanon. and it means to show favor or to help or to give. Ir tai reiškia tiesiog kaip ir atlikti paslaugą ir atlikti paslaugą, suteikti paslaugą. God's response is based on his love. Dievo atsakas yra pagrįstas jo meilė. It's an action that flows from compassion. Tai yra veiksmas, kuris tiesiog pats savaime plaukia iš atjautos. There's this famous story in the Bible Yra viena labai tokia žinoma istorija Biblijoje about a son, apie sūnų, and he lives a great life, kuris gyvena nuostabų gyvenimą, but he thinks he's too good for his family. bet jis mano, kad jis yra per geras savo šeimai. So he goes to his father Tad jis ateina pas savo tėvą and he says, I basically wish you were dead. ir, kaip ir iš esmės sako, norėčiau, kad tu būtum miręs. Give me my inheritance. Atiduok man mano palikimą. And the father Ir jo tėvas says, yes. sako, gerai. So
off the son goes, Tad kai sūnus išeina, parties his life away, prasilinksmina savo gyvenimą ir pinigus, ruins his life, sugriauna savo gyvenimą and ends up living with pigs and eating their food. ir galiausiai užsibaigia jo gyvenimas gyvenant su kiaulėmis ir trokštant valgyti kiaulių maistą. And eventually, Ir galiausiai he thinks, jis galvoja, well, I know that my father can't take me back, aš žinau, kad mano tėvas negali manęs sugrąžinti. not after what I've done, Ne po to, ką aš padariau. but maybe Tačiau galbūt, if I'm really fortunate, jei man labai pasisektų, he'll let me be a servant at least. jis bent jau leistų man jam tarnauti. So he starts to make his way back to the home. Tad jis pradeda ieškoti būdų sugrįžti namo. But then, in the distance, he sees somebody standing there. Ir tarsi iš tolys kažką pamato ten stovint. And as he's walking, who is that? That's not my dad. Ir galvoja, ar tai mano tėtis? And then suddenly this person starts running towards him. Ir staiga šis asmuo pradeda bėgti link jo. And it is his father. Ir tai yra jo tėvas. And he flings his arms around him. Ir jis tiesiog griebė savo sūnų į rankas, į glėbį. And he says, oh, finally you're home. Ir sako, pagaliau tu sugrįžai namo. And often we think that story is about the son. Ir dažniausiai mes galvom, kad ši istorija yra apie sūnų, But it's about God. bet čia yra apie Dievą. That's the kind of feeling God has. Štai taip Dievas jaučiasi dėl mūsų. That the master of the universe Šitos visatos viešpats would run down a dirt road for you if he had to. atbėgtų bet kokiu keliu pas jūs, jeigu tik jam reikėtų. God saw our need. Dievas mato mūsų poreikius. He became flesh, Jis patapo kūnu and then he died for us. ir tada jis dėl mūsų mirė. That's what these two words, which are complicated in our languages, grace and compassion, mean. Štai ką reiškia tie du žodžiai malonė ir atjauta. And then we read that God is slow to anger. Ir tada mes perskaitom, kad Dievas yra lėtas pykti. It actually means he has long nostrils. Nostrils, these. Yeah? Tai reiškia, jis turi ilgesnės šnerves. God is long of nostrils. I really don't know what is the meaning in Lithuania. He's got a big nose. Jis turi didelę nosį. Because rather than getting angry quickly, Nes vietoj to, kad jis greitai supyktų, he takes a long, deep breath. Jisai labai giliai prieš tai, labai ilgai prieš tai įkvepia. That is literally what the Hebrew means. Ir iš tikrųjų, hebrajiškai tai būtent tai reiškia. It wasn't me saying that. Čia ne aš tai It's prisigalvojau. what God says about himself. Čia taip Dievas apie save kalba. His nostrils are so long that he just takes a long, deep breath. Jo nosis tokia ilga, kad jis labai ilgai įkvepia. Again, that's not me saying that about God. That's God saying that about himself. Čia vėlgi ne aš tai prisigalvoju apie jį, bet taip Dievas apie save apibūdina. I don't know about you, especially someone in my family. If they do something and I get angry enough, I can snap like this. Nežinau kaip jūs, bet bent jau aš, jeigu mano šeimoje kažkas mane supykdo, tai aš akimirksnį supykstu. But again, God is not like me. Bet vėlgi Dievas netoks kaip aš. I need to be more like him. Aš turėčiau būti labiau toks kaip jis. When you do something, Kai jūs kažką padarote, God goes. Dievas va taip lėtai įkvepia.
He gives space for us to turn around. Jis mums palieka erdvės atsigręžti į jį. God does get angry. Dievas supyksta, There are things worth getting angry about, yra dalykų, dėl kurių verta pykti, but it takes a long time. bet jis labai neskuba su pykčiu. And it's often not for the things that we would get angry about. Ir jis supyksta dažnai visai ne dėl tų galbūt dalykų, dėl kurių mes supyktume. He's incredibly patient with us. Jis neįtikėtinai kantrus su mumis. The next thing, he has loyal love. Kitas dalykas, kuris būdingas Dievui, jis turi ištikimą meilę. It's not just a fleeting emotion, Tai nėra tiesiog kažkokia plaukianti emocija. but it's deep. Tai yra labai gilu. It's committed. Tai yra tiesiog įsipareigojimas mylėti. It's stubborn. Tai tiesiog užsispyrusi meilė. Kind of love that sticks to you and won't let go. Tai tiesiog ta meilė, kuri prilimpa prie tavęs ir nepaleidžia tavęs. And he doesn't just love, Ir jis ne tai, kad tiesiog myli, he overflows with it. jis persmelkia savo meilę. And he's faithful. Ir jisai yra ištikimas. He keeps his promises. Jis laikosi savo pažadų. When everything else is moving around, Kai visa kita aplinkui juda ir dreba, he is stable. jis yra tvirtas ir nepajudinamas. And then he is forgiving. Ir jisai atleidžia. But it's deeper than that. Bet tai yra dar giliau. He forgives the way that we are just messed up. Jis atleidžia tai, kaip mes tarsi susimaunam, liaudiškai kalbant. He forgives our mess. Jis atleidžia mums mūsų betvarkę. He forgives when we just miss the mark. Jis atleidžia, kai mes, iš esmės, nepataikome taikinį. And he forgives rebellion Ir jisai atleidžia mūsų sukilimą, when we just say, we raise our fist to God. kai mes, tarsi pakeliam savo kumštį Dievo kryptimi. He forgives our wickedness, rebellion, and sin. Jis atleidžia mūsų tokį klastingumą, sukilimą ir nuodėmę. He sees it all, Jis visą tai mato and he forgives us. ir jis tai atleidžia. And he's not looking for a way to trip you up. Ir jis neieško būdų, kaip čia dabar tave sumauti. He's looking for a way to restore you. Jis ieško būdų, kaip tave atstatyti. And the final thing he says, Ir galiausiai, ką jis sako, which seems different from everything else, kas tarsi truputėlį kitaip atrodo iš to konteksto, is that he does not leave the guilty unpunished, kad jis nepalieka kaltųjų nenubaustų. but let me find the whole of that. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. That's Exodus 34:7 towards the end. Exodus 34:7. Taigi dar kartą apie Dievą, kad jisai tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki 3. ir 4. kartos. God is not unjust. Dievas nėra neteisingas. He doesn't just forget or ignore evil. Jis nenusigręžia ir neužmiršta blogio. He holds people accountable, Jis laiko žmonės atsakingais, but it doesn't last forever. bet tai nesitęsia amžinai. That's what that third and fourth generation means. Tai štai ką reiškia ta 3., 4. karta. It means he won't hold it against a whole family line forever. Jisai nesilaiko tos bausmės visai giminės laidai per amžius. And Ir he will take the guilt. galiausiai jisai pats prisims tą kaltę. Jesus came Jėzus atėjo and died ir numirė. and took all that guilt that was ours.
Ir visą tą mūsų kaltę pasiėmė ant savęs. This is what God is like. Tai štai toks yra tas Dievas. We don't need to imagine it Jums va net nebereikia per daug jau ir įsivaizduoti. with all the long nostrils and all that strange stuff. Su visokiais ilgais apibūdinimais. This is the God we're invited to love with our heart, soul, and mind. Štai tokį Dievą mes esame pašaukti mylėti savo širdimi, sielą ir protu. But it can be hard Bet tai gali būti nelengva, because nes two main reasons. iš esmės dėl dviejų priežasčių. He loves people we don't think deserve it. Jisai myli taip pat ir tuos žmonės, kur mes manom, kad jie neverti meilės. The story of Jonah is an interesting one. Pavyzdžiui, įdomi yra Jonos istorija. Jonah is sent to Nineveh. Jona yra siunčiamas į Ninevę. To say, in 40 days Nineveh will be overthrown. Pasakyti, kad už 40 dienų Ninevė bus užimta. Sunaikinta. Yeah. Sunaikinta. So Jonah runs in the opposite direction. Tad Jona išgirdęs tokį pašaukimą bėga priešingą kryptimį. And he's not actually running from Nineveh, Na, jis iš tikrųjų kaip ir ne nuo Ninevijos bėga. even though they were awful, evil people. Nepaisant to, kad tai buvo be galo pavojinga, baisi karinga tauta. But they were Israel's enemies. Ir tai buvo Izraelio priešai. But he runs from God. Bet bėga jisai iš tikrųjų nuo Dievo. Why? Kodėl? Well, eventually he returns. There's a fish and some other stuff. Na, čia yra Jonos pranašystė iš Senojo testamento. Galiausiai jis grįžta į tą pašaukimą ten per stebuklus žuvyje ir taip toliau. And he goes to Nineveh. Ir jisai nukeliauja į tą Ninevę. And he's walking around with this message from God. He's walking around with a message from God. Ir jisai vaikšto po Ninevės miestą su šia žinute iš Dievo. I imagine he's not doing it very enthusiastically. Ir jūs galite įsivaizduoti, jis tai nedaro perdėtai entuziastingai. He's like, in 40 days Nineveh will be overthrown. Kad per 40 dienų šis miestas bus sunaikintas. See, I did it. It didn't? You see, I did it. Ir maždaug sako, Dieve, matai, aš pasakiau jiems. But they listen. Bet pasirodo, tie nineviečiai išklausė Jonos And they repent. ir pradėjo atgailauti. And God shows grace to the Ninevites. Ir Dievas jiems parodė savo malonę. Israel's enemies. Izraelio priešams. And he spares them. Spares? He lets them. Ir jis jų pasigailė. And Jonah is so angry Ir Jona taip supyksta, because his fears have been realized. nes jis bijo suvokti. Let's read Jonah 4, verses 1 to 3. Perskaitykime iš Jonos pranašystės Senajame testamente 4 skyrių. What verse? 1, 2, 3. Pirmas 3 eilutės iš 4 skyriaus Jonos pranašystės. 1 to 3, 1, 2, and 3. But to Jonah, this seemed very wrong. Jonai tai labai nepatiko And he became angry. ir jis supyko. And he prayed to the Lord. Ir štai kaip jis meldėsi Dievui. Have you ever had a prayer like this? Ar kada nors teko girdėti tokią maldą? Isn't this what I said, Lord? Ak viešpate, argi aš taip nesakiau? Or Yahweh? Jahve, Dieve. When I was still at home? Kai dar buvau savo krašte, This is what I tried to stop by fleeing to Tarshish. dėl to aš ir norėjau bėgti į Taršišą. I knew you were a gracious and compassionate God, Aš žinojau, čia iš tikrųjų lietuvių vertime, žinodamas, kad esi maloningas Dievas, gailestingas, slow to anger, lėtas pykti, and abounding in love, didžiai geras,
a God who relents from sin and calamity. ir susilaikantis nuo bausmės. Now, Lord, take away my life, Todėl Viešpatie meldžiu, paimk mano gyvybę, for it is better for me to die than to live. nes man geriau mirti negu gyventi. I get the feeling Jonah was a bit dramatic. Aš jaučiu, kad Jonos tonas buvo toks truputį perdėtai dramatiškas. But he has a point. Yes. It's an interesting point that Jonah makes. Bet iš tikrųjų, čia buvo įdomus pastebėjimas Jonos. I like it, God, when you're like that towards me. Aš mėgstu Dievę, kai tu toks maloningas man. I even like it, God, when you're like that towards Gustus. Ir arba maloningas toks Augustui. But that guy over there, Bet vat ten tiems, or those people, arba tiem vat aniem, have you seen what they do? ar tu matai, kokie jie yra? I knew you'd be nice Aš žinojau, kad tu ir jiem būsi maloningas, and good. geras. And he couldn't stand that this extended to people who he thought were beyond redemption. Ir jis niekaip negali susitaikyti su tuo, kad vat Dievo atpirkimas eina daug plačiau, negu jis įsivaizduoja. You know those people who you don't think have done things the right way? Kas iš jūsų žino tokių žmonių, kuriuos kaip ir įvardytumėt, kad jie nelabai gerai teisingai gyvena. And then God blesses what they do. Ir tada Dievas taiga nei iš šio, nei iš to palaimina tai, ką jie daro. Maybe they're even more successful than you've been at the same thing. Gal net jie tam pačiam dalyke patampa labiau sėkmingais už jūs. Oh, that church that's down the road. That church down the road. Vat, tarkim, ta ten bažnyčia kažkur kitoj kelio pusėje. I don't like what they do. Man tai labai nepatinka. And they don't try as hard as I do. Jie tai nesistengia taip kaip aš, But they're growing faster than we are. bet jie kažkaip greičiau plečiasi. I knew you'd be like that. Aš žinojau, kad tu toks būsi geras. And it's hard to embrace God's grace for those people we don't think deserve it. Ir labai sunku yra, kaip ir pakęsti tą Dievo maloningumą tiems, kurie tau nelabai patinka. Jesus said, you've heard people say that you should love your neighbor but hate your enemy. Jėzus sako, jūs girdėjot, žmonės sakant, kad tu turėtum mylėti savo priešą ir mylėti savo draugą ir nekęsti priešo. But you've misunderstood. Bet jūs nesupratot. You should love your enemies, Jūs turėtumėt mylėti savo priešus. the people that God loves, Tuos žmonės, kuriuos myli Dievas. and pray for those who persecute you. Ir melstis už tuos, kurie jūs persekioja. That's how you are children of your Father in heaven. Vat štai taip jūs esate savo tėvo aukštybėse vaikai. So, firstly, it's hard to love a God like that when he's like that to people we don't like. Tad yra nelengva mylėti tokį Dievą, kai jis yra toks tiem žmonėm, kurių mes nemėgstam. But secondly, Bet antra, sometimes we don't believe that he could feel that way or act that way towards us. kartais mes netikim, kad jis taip gali elgtis ir jaustis mūsų pačių atžvilgių. Sometimes we think we have to qualify for God to be like this with us. Kartais mums atrodo, kad mes turime nusipelnyti jo tokio maloningumo mums patiems. We might pray, God, I've been a good person, please help me. Tarsi taip melstis, Dieve, aš buvau geras žmogus, padėk man. Or, Arba, God, I've had a really tough life compared to other people. Dieve, aš tikrai turėjau ypatingai sunku gyvenimą lyginant su kitų gyvenimais. So please help me. Tad meldžiu, padėk man. And we can pray those things, Mes taip galime melstis, but God isn't like that based on what we do. bet Dievas nėra toksai pagal tai, ką mes darome. God is like that because he is who he is.
Dievas toksai yra todėl, kad jis yra toks, koks jis yra. God, you are compassionate Dieve, tu esi gailestingas and you're gracious. ir tu esi maloningas. So help me, God. Tad padėk man, Dieve. We don't have to convince God to help us. Mes neturime Dievo įtikinėti, kad jis mums padėtų. We don't have to come to him with a list of good reasons. Mes neturime jam pateikti fantastiško sąrašo gerų priežasčių mus mylėti, Because it's just what he is like. nes tai yra tai, koks jis yra iš tikrųjų. And of course, he shows, we see that in action, in flesh, in Jesus. Ir jis tai parodo Jėzaus asmenyje. We read that Jesus felt the need of the crowd, felt their needs. Mes skaitome, kad Jėzus pamatė minios poreikį, pajuto minios poreikį, That they were hungry, kad jie buvo išalkę. and he had compassion and he fed them. Ir jisai juos užjautė ir juos pamaitino. And as we said, he saw us stuck in our sin. Ir, as As we said earlier, he saw that we were stuck in our sin, nepaisant to, kaip sakėm anksčiau, kad jis matė, jog esame įstrigę savo nuodėmiai, and he poured out his grace on the cross. jisai tiesiog išreiškė ir išliejo savo malonę ant kryžiaus. So to love God with our whole being, Tad mylėti Dievą visą savo būtimi, we first need to know who he is, pirmiausia turime sužinoti, kas jis yra, what he's like, koks jis yra and how much he loves us. ir kaip smarkiai jis mus myli. Because to love God Nes mylėti Dievą is to respond to his love. yra atsakyti į jo meilę. So we have to know this, Tad mes turime tai žinoti, not just logically, ne tik logiškai, but deep inside, bet giliai mumise patirti, that it's not dependent on us, kad tai nepriklauso nuo mūsų pačių pasiekimų, how perfect we are, kokie mes esam tobuli, or how hard our life has been, ar koks sunkus buvo mūsų gyvenimas, or any other qualifying factor you can think of. ar nuo bet kokios kitos tarsi tą meilę pateisinančios priežasties. He loves us Jis mus myli, because it's just what he's like. nes štai toks jis yra. 1 John 4:19. Iš pirmo Evangelijos pagal Joną skyriaus 1:19. 1 John 4:19. Pirmo Jono Evangelijos pagal Evangelijos pagal Joną No, not the letter. the letter, I'm sorry. But don't worry, you won't need to find it. You can just translate what I say. It's very simple. Okay, I'll try. Tai pirmasis First John letter iš pirmojo Jono laiško 4 skyriaus 19 eilutės. We love Mes mylime, because he first loved us. nes jis pirmas mus pamilo. We can't go on with this verse from Matthew. Mes We can't continue to talk about the verse from Matthew negalime pabaigti kalbėti apie tą eilutę iš Mato, without knowing this. nežinodami šios eilutės iš pirmo Jono laiško. Loving God Meilė Dievui is a response yra atsakymas to knowing him, į pažintį su juo, what he's like, kai mes sužinome, koks jis yra and how much he loves us. ir kaip stipriai jis mus myli. That's where we start. Štai čia mes pradedam. We'll actually get onto those verses from Matthew tomorrow. Mes rytoj sugrįšime prie tų eilučių Mato Evangelijai. Shall we take some time to pray? Galbūt pasimelskime. You want to do that? Shall I do it? Okay. Why don't we stand? Pabandykime atsistoti.